Atsidarė duris, negaliu įeiti. Jau turbūt žinai, bet patinki man baisiai. Tu truputį kuklinis naktinių reisų. Aš noriu tave pažint, bet tu man spėj. Nauja laida, naujas svečias, senas vedėjas. Nu ką ten senas, dar tik 22 metai. Pas mus šiandien jaunimo dievaitis Free Finger, rusiškai 3 palcai, lietuviškai 3 pirštai. Ir va dabar gali paklausti, kurią iš 3 kamerų žiūrėti, ne, supratau, kad 3 kameros buvo ir norim dabar padaryti, kad irgi vėl 3 kameros. Kurią iš 3 kamerų žiūrėti? Nu čia šiaip tik 2 kameros yra. Atėjo į muzikos rinką naujų pseudonimų, Free Finger, bet nepamirškim senąją. Tai yra Fingerlik. Ar dar bus kūrybos iš šito žmogaus? Alter ego? Jo, man tik tai reikia prisiminti, kas ten tam Fingerliku, kokia ten ta muzika. Šokių. Jo. Fingerlik bus daugiau šokio muzikai dabar, kai ją padarysiu. O kai norėsiu dainuoti, bus Free Finger. Bet Free Finger lietuviškai bus. Free Finger bus lietuviškai, Fingerlik bus angliškai ir šokio muzika. O kam skiriamas šiaip tavo Free Finger dainos? Jos buvo skiriamas... Yra dainų, kur skiriamas skirtingams panams tam pačiam albumui. Šiaip tai visas skiriamas įsivaizduojamai mergai Ievai. O Ieva tai tiesiog yra visos mergos vienoje. Ieva yra tobula merga. Tai šitam albume tos Ievos paieškos vyksta. O po albumo, žinai, tų Ievų... Nes, Ieva, tipo, pirma moteris iš vis, žinai, jeigu pagalvoju. Adomas toks, babelė buvo biškai, bijojo tavo pažįstami. Jo. Dabar mūsų naujo rėmėjo rubrika. Aš pasimetu, į kurią iš 3 kamerų žiūrėt. Šitą rubriką remia Tupo centras. Tupo centras yra, jeigu jūs esate per kvailas Topo centrą, eikit Tupo centrą. Kiekvieną kvailę aptarnaus. Ir dabar tokį padainuok geriau. Geriau jau padainuok. Satisfaction. Feel like I get. Kur efektas dainuoja? Satisfaction. Ar pasikeis savo vardą ir pavardę Frinas Fingeravičius? Į Frido Fingantonį. Gan. Tavo nuomonė, jeigu turėtum $1 000 000 ir galėtum 5 grupėm išdavinti Lietuvos. Čia kitaip klausimus padaryti tavo mėgstamiausias top 5 grupės. Bet jeigu pinigų turėtum. Nu, jie gerai. Without Letters, be raidžių grupė, 6. Reiktų pagalvoti, kam daugiausiai pinigų, kam reikia pinigų. Abudu. G&G Synagogai. Too Soon. Merginai Areve dainininkai. Iš Klaipėdos. Bet šiaip tai kompromituojantis klausimas žiauriai, nes dabar tie, kurie žiūri, jie galvoja, kodėl aš nesu mėgstamiausia grupė. Ir Viperiai, aišku.
Viperių už gyvenimo nuopelnus. Kai įsitraukiau šitą maišelę, tai aš ir mačiau, nes vieni yra tiesiog aukštesnės klasės. Tureliai. Bet čia maždaug viskas tos aukštesnės. Bet ne visi subeliai iš šokolado. Nu, koks turėtų būti Free Finger sirelis skonio? Žiauriai geras klausimas. Šiaip tai... Putės. Ne. Gal mėlynės. Mėlynė gal skonio. Dauguma reperių dainuoja apie straglinimą gatvėje, narkotikus, nusikaltimai. Ar tu apie straglinimą meilėje, tai ar bandei Tinderį? Jo. Nu, visų pirma, tai aš ne reperis. O antra, tai... Jo, Tinderį tai aš turėjau. Nu, Tinderį tai aš turiu dažnai. Tinderį kokius 10 kartų išsitryniau ir vėl įsirašiau. Addiktyvis labai. Pusė dainų tam albume apie Tinderį yra, kaip tu klausi, ar aš turiu Tinderį. Tu esi kažkaip. Dauguma reperių buvo. Jo. Ką dar be muzikos? Aš siemu makaronų, šiaudelių. Ką tu klausai? Dauguma reperių Lietuvoje. Tai nieko iš jų miestą. Ką dar be muzikos? Nu, aš anksčiau dariau reklamoms garsą, bet kažkaip nebegaunu dabar užsakymų. Mėgstu gaminti, pažaisti kompiuterinius žaidimus turiu PlayStation'ą. Mūsų remia spinų meistrai, Raktauta. Atsidarė durys, negali eiti, mes padėsime. Paklausiu, ką reiškia vienas iš tavo populiariausių dainų žodžiai. Cituoju. Bėk pelė, bėk pelytė, tu visų geriausia. Nešk dantį, nešk danduką, mano mylimiausia. Čia čiuju yra apie kažkokius norus, viltis. Pelytė yra kažkokia tai tavo stiprioji pusė. Jinai neša tavo norus ir viltis į priekį. Arba gyvenai asocialioje aplinkoje ir ten pelės dantis tau nešioja. Yeah. Aš nežinau. Tada aš dar paskutinį filmuoju. Būkit. Už nuostabų žilvino darbą. Štai ir užgerkim. Pabaigai norim įteikti piešinį, kurį nupiešė 5 metų Indras. Indras. Čia kaip mūsų laidos dovana, visi gauna. Tik pamiršau nupiešti, tai yra tas vaikas, ne aš čia piešiau. Tas vaikas. Geras, jisai jau turi talentą. Tu galvoji, kad aš čia piešiau, ne? Aš tai blogai nenupiešiau, čia ne aš piešiau. Čia vaikas, nes tipo... Pala. Aš normaliai piešiu, aš dailės mokyklą lanku. Čia vaikas, nes tipo... Nu, tu... Per kiek laiko šitą padarai? Tai ne manęs klausia, ne aš čia piešiu. Čia aš piešiu.